Taigi, sveiki visi įsijungę Delaware kanalą ir šiandien mes kūrime naują greenside.lt epizodą. Ir kaip matote, mes dabar esame mechanikų garaže. Tai čia mūsų važinėja žmogeliukas, bet ne esmė. Aš už kadro daug ką nuveikiau ir neturėjau progos parodyti, kad nusipirkau naują automobilį pavadinimu Sentinel. Tai čia yra Beameris, karočią, ir, žodžiu, nusipirkau prieš kokias 2 dienas, tai turiu štai mechaniką, kuris man taiso mašiną, viską. Ir čia yra vienas iš mano žiūrovų, tai jisai man teikia tokias kaip ir nemokamas paslaugas šiuo atveju, tai respektas jam. Tai dabar per tą laiką, kol jisai taiso mašiną, galime pakalbėti apie kitus dalykus. Tai visų pirma, aš žinau, kiek nekėliau video jau 6 ar 5 dienas, tą aš suprantu bet buvo šiek tiek naujų dalykų atsiradę, buvo šiek tiek problemų, buvo kitų nesklandumų ir taip toliau. Tai visų pirma, pati įdomiausia naujiena yra ta, kad aš jau gavau unbaną per GTA 5 online. Tai jeigu kas nežinojate, aš buvau gavęs baną už nieką grynai, buvau įkėlęs vieną epizodą GTA Online, kur ten praktiškai aprodinėjau tik tais savo visą šūdą, bet kadangi Rockstar Games sugalvojo iš manęs, taip sakant, pasityčiot, tai atėmė visas statistikas. Dabar aš turiu žaisti jau iš naujo accounto, ta prasme susikurti naują charakterį, viską, pinigų nieko nebėra, mašinų nebėra, ofisų nieko, visiškai viskas dingė. Tai kaip ir nauja pradžia per GTA Online, nors dabar žaidžiam sambą, bet aš vis tiek filmuosiu GTA Online, taip. Nes pradėsim naujas serijas, manau, o jos bus jau gal ir šiandien, ta prasme, ta antra serija, bet manau prasidės nuo pirmos vėl, nes kaip ir naujas sezonas vis tiek aš naujai pradėsiu žaisti. Bet šiuo atveju, kadangi pradėsiu naują sezoną, Greenside epizodų šiek tiek gal bus mažiau, atsiras į GTA Online epizodai, gal dar kažkas, palaukit, mums reikia atidaryti kapotą. Tai, kaip matote, dabar mums rodo, kad mašinos būklė yra 500%. Čia yra grynai įpusėtinai. Tai kaip matot, mums jau sutvarkė mašinytę, tai valdymas gerai, einam. Uždarom kapotą. Atidarai kapotą, kapoto valdymas, uždarai kapotą. Aš dabar neturėjau progos pasakyti jam dėkui, bet žinau, kad jisai žiūri mano video, tai dėkoju tau iš čia. Ir dabar mes galime pratęsti savo epizodą. Čyzis biškį turėjom frame dropų, bet nieko tas labai daug neveikia mūsų video. Kaip matot, aš turiu labai mažai HP, reikėtų kaip nors su mediku susisiekti, bet dabar aš tikrai neturiu tam noro ir laiko. Tai šiandien mes pratęsime, ką baigėme savo 5. epizode. Praeitame epizode mes ten biškį žiūrėjom gaisrininkų darbą, kažką ten žodžių laužėm, ten tvarkėm, kaip tik baigė gaisrininkas ir važiuoja. Šiek tiek spinduliuoja mano aiškiaregystė. Kad ir kaip čia nusišnekėjau, šiandien mūsų tikslas bus, palaukit, papildomi neoficialūs darbai, čia gamyklos konvejerių stebėtojas, patirties kiekis nereikalingas, gamyklų dėžių nešos, čia gamykla, naftos platformos darbuotojas, patirties kiekis nereikalingas. Ir čia mums kol kas neaktualu, kiek žinau, naftos platformos mes dabar negalim vis tiek nieko ten veikti, nes mums reikėtų ten mažiausiai valandos, kad užbaigti visą tą grybą. Tai dabar mes pažiūrėsime dar vieną darbą nereikalaujantį pakvietimo. Tai, žinote, atėjo tas naujinimas, tai atsirado nemažai tokių naujų dalykų susijusių. Praeitam video viską paaiškinau, tai dabar mes važiuosime toliau. Tai dabar pizzerininkų aš dabar kol kas negaliu dirbti, gaisrininkus apžiūrėjom, valytojai mums yra neįdomus, medkirčiai. Medkirčiai, galim pažiūrėti medkirčius iš tikrųjų. Važiuojame į medkirčių bazę. Na štai, kaip matote, mes atvažiavome dabar į medkirčių bazę, kur jau buvome keletą epizodų atgal. Tai dabar mes ieškosime specifinio interjero, kur galėsime eiti į vidų ir dirbti kai ką. Dabar pasistatysim mašiną ten, kur jinai netrukdys mums. Ir einame pasižiūrėti. Štai, kaip matome, mes turime atskirą naują pastatą, kuris atsirado per atnaujinimą, ir spaudžiame Enter. Na va, kaip matote, mes turime dar vieną unikalų naują interjerą, kas atėjo kartu su atnaujinimu ir kitais dalykais. Tai visų pirma, aš nežinau, ką čia dabar reikia daryti, tai mes to greitai ir išsiaiškinsim, bet prieš tai man reikia įsidarbinti medkirčius.
Gerai, mes dabar esame vėl interjerė ir dabar mes eisime paieškoti mūsų... Ai va, stalas vienas pjaustymai, atsinešk rastą iš sandėlio, nu gerai. Na štai yra mūsų sandėlys, dabar mes pasimsime, kas čia per šitie gaidžiai. Nu gerai, pasimkim rastą, ai čia tiesiog įmeta mum į ranką. Dabar mums reikia rastą pjaustyti ant antros pjaustimo stalo. Jei stalas jau užimtas, palauk, kol jisai atsilaisvins. Jo, šiuo atveju jisai yra užimtas, tai palaukim šiek tiek. Štai, dabar dėkim vidų. Ir kaip matote, mums reikia spaudinėti. Štai, kaip matote, mūsų rastas dabar keliauja kiaurai per mašiną, kuri vizualiai nieko čia nepadarė. Dabar pasiimam malkų krūvą ir nešame įsipjaustytų malkų krūvą. To. Kur jinai čia bėra, kai žinai? Ai, taip čia. Jo, čia reikia padėti malkas. 28 eurai. Tai vat kaip ir tiek atrodo. Čia toks ir tai yra tas staklių vat, visas dalykas. Šiaip nieko labai įspūdingo palyginus su, pavyzdžiui, ūkininkų darbu, į kurį mes tuoj nukeliausime pažiūrėti. Tai dabar aš per daug nešnekėsiu ir mes keliaujame tiesiai prie ūkininkų. Gerai, kaip matote, mes atvykome į ūkininkų štai darbo vietovę. Tai dabar mes einame šiek tiek... pirmą mums reikia išsidarbinti laukišį. Gerai, mes dabar einame prie šio pikapo, tai vat turime naują dialogą, tai yra įsidarbinti, spaudžiame ir dabar einame pasiimti drabužius. Ojoj, kaip matot... nu gerai, čia neaktualu. Kaip matot, mes turim bunkerį visiškai užpildytą, čia yra biški too much, nu gerai, man nereikia. Sorry, netyčia. Jisai neduos mums drabužių. Kur drabužiai. Ačiū už drabužius, čia biškiai skinas nelabai sueina su mūsų darbo šitą temą, bet einam į vidų. Tai ūkininkų darbą aš žadėjau aprodyti praeitame epizode, bet kadangi buvo problema ir kažkaip ten nesupratau pats, net kažkaip susigadino audio kokybę, dėl to man nebeišėjo visos kitos dalies įkelti. Tai dabar mes grįžome prie ūkininkų, kaip matote. Ir spaudžiame į mygtuką pasiimti 100 kg. Tešla mėgyti tau buvo paskirta prie pirmo stalo, tai einame štai prie... ne, čia ne stalai, čia buvo orkaitė, štai mes turime patį pirmąjį stalą, čia pasidedam savo šitą. Ir tas pats principas, spaudinėjame į mygtuką, kad išminkytume tešlą. Matot, čia žmogus čiupinėja stalą ir viskas. Bet kadangi mes jau baigiam, tai mums buvo paskirta 4 orkaitė, tai einam toliau kepti. Štai. Dabar, kaip matote, štai atsirado toks tekstas, jisai rodo, kad mums iškepta jau yra apie 65, tai greičiau palaukim, čia kaip matot, jau beveik baigė, viskas. Nu, duok. Su įraidę pasiemam irgi, dabar keliaujame prie lentynų. O lentynų čia yra pilna, čia tiesiog reikia ieškoti teksto. Štai, spaudžiam įraidę ir gavome 30 eurų į rankas. Buvo vienas tarpas po atnaujinimo, kad biški davė daugiau pinigų negu, ta prasme, buvo sąžininga, valiutos atžvilgių, tai, matau, čia dar atėjo 100 kg iš naujo. Ar keliaukim mes ir iškepkim dar duonos. Čia kol minkom tešlą, galite pasižiūrėti, kad mano rankos kiaurai persimato dėl neaiškių priežasčių. Antra orkaitė yra čia, tai einame čia. Palaukime, kol iškeps 100%. Kaip matot, mes turim visai įdomų interjerą, nes matot, yra lentynose net duonos sukrautos viskas. Čia turime tokias visai rimtas orkaitės, kažkokį random vežimą, kurį paliko kažkas ir mes jau išsikepėm duoną, tai nešame į lentyną. Štai mūsų lentyną, spaudžiame į raidę ir gavome beveik 40 eurų į rankas. Yra nemažas kiekis čia palyginus. Ir aš kažkaip nustebau, kad iš tikrųjų labai mažai darbuotojų kažkaip yra va čia. Kaip matote, bunkeris užpildytas, visi nori su kombainu važinėtis. Anksčiau, kai duodavo biški daugiau pinigų, tas buvo prieš kelias dienas. Po to, panerfino, lietuviškai tariant, biški padarė, kad būtų sąžiningiau. Tai duodavo ten, ką žinau, po 60-70 eurų už šitą duonos iškepimą ir nunešimą į karočią lentyną. Tai čia mano atžvilgiu buvo nesąžininga, bet ką padarysi. Tai vat kaip ir tiek bus šiam epizodui, kaip matot, mes apžiūrėjome tiek medkirčių darbą, tiek ūkininkų. Kitame epizode mes greičiausiai gal jau busime įsidarbinę į kokį nors
rimtesnį darbą, tai yra, kuris reikalauja direktoriaus pakvietimo, bet negaliu nieko prižadėti, nes kadangi į mūsų štai tvarkaraštį įeina GTA Online epizodai, tai vien dėl to tas gali sukliudyti mums, aš epizodus galiu kurti, bet aš negaliu labai dažnai žaisti serveryje, nes šiek tiek esu užsiėmęs ir, kaip sakiau, visų antra, tie GTA Online epizodai ateina. Tai greičiausiai dar šiandien bus įkeltas antrasis arba pirmasis epizodas, priklauso nuo kaip pavadinsiu. Tai jo, laukite naujų epizodų iš Greenside ir iš GTA Online ir iš visų kitų. Taigi ačiū labai už žiūrėjimą ir nepamirškite komentuoti, vertinti ir prenumeruoti. Būtinai dar komentaruose galite pasiūlyti, ką man veikti kituose epizoduose, jeigu kartais aš nežinočiau ar neturėčiau ką veikti. O šiaip aš dabar darbo turiu vis tiek Greenside, tai, pasižiūrėsim. Gerai, visim, kad Max šitų naujalių nėra skirtumų visiškai. Nei jūs galite kokį nors galų nickname, kuris nėra naudojamas serveryje, ir einate į serverį. Dabar 2 kartus paspaudžiate šitą linko, 0% ir jums išmes naują lentelę. Čia duomenys yra nesvarbu, bet jūs kalda jo viską.